O seniau tautos laiką įsivaizduodavo ciklais. Ir tų ciklų buvo keletas. Vienas iš tokių svarbiausių žmogui labiausiai veikiančių ciklų tai buvo metų ciklas. Kitas tai yra paros ciklas. Saulės pakilimas ir nusileidimas paros metu. Dar kitas ciklas tai buvo žmogaus gyvenimo ciklas. Ir toks didžiausias laiko ciklas tai buvo viso pasaulio arba visatos ciklas, kuris irgi beveik visų pasaulio tautų mitologijose ir taip pat ir krikščionių mitologijoje yra skaičiuojamas nuo pasaulio sukūrimo iki pasaulio pabaigos. Nei šventės, nei pati tautosaka Vėliui nebuvo žaidimas. Visą tai pulsavo jo gyvenime. Šventėse jis puikiai įžvelgė senasias gelminės prasmes. Jo paskutiniai moksliniai darbai įrodė, kad Vėlius siekia sukurti stambę švenčių semantikos problemas aiškinančią studiją. Galime ryškiai atsekti tokius bendrus mūsų visos kultūros bruožus, kurie mano įsitikinimu yra saviti. Būtent, pirmiausia, tai, kad mūsų kultūra yra geografiškai orientuota. Ir ta geografinė orientacija yra nulemta senosios mitinės pasaulėžiūros. Ir nors mūsų valstybė yra nedidelė, Aukštaitija, Vidurio Lietuva, Žemaitija, Pajūris, tačiau mūsų kultūra be galo sudėtinga, be galo marga. Bet joje ryškiai galima atsekti ryškius struktūrinius bruožus, kurie yra nulemti tos senosios pasaulėžiūros. Būtent, kad mūsų rytų Lietuvos dzūkų kultūra yra labiau paveikta dangiškosios mitologijos, dangiškosios pasaulėjautos. Vidurio Lietuvos, iš dalies rytinės Žemaitijos ir suvalkiečio kultūra yra labiau orientuota į žemišką pasaulėjautą, yra susijusi su žemiška mitologija. Vakarinė kultūra, pamario kultūra yra susijusi su požemio mitologija. Vakarų kultūra daugiau orientuota į žmogaus dvasios pasaulį. Antra priežastis – skirtingos gamtinės sąlygos. Mes turim ir jūrą, ir pajūrio žemumas, turime vidurio lygumas ir turime Baltijos aukštumas. Ir turime skirtingą požemio sąrangą, skirtingus magnetinius laukus, skirtingą augmeniją. Raktas suprasti Vilnių, tai yra mūsų padavimai, kuriuos drąsiai galim pavadinti mūsų šventojo rašto dalimi. Gediminas užmušęs taurą užmigo ir susapnavo sapną. Kodėl Gediminas užmigo? O todėl, kad per sapną viso pasaulio tautų beveik padavimuose byloja dievai, kad jis galėtų santykiauti su anuo pasauliu. Ir sapnas tai yra dievų apreiškimas jam. O kodėl dievai apreiškia vilko simboliu? Todėl, kad vilkas yra kariaunos simbolis visų indoeuropiečių mitologijose, ir hetitų, ir slavų, ir germanų. Net yra pasakymas rusų tautosakoje apie kariauną, apie Igorę, apie
kitų kunigaikščių kariaunas Jedinoje, как волчье стадо. Vadinasi, tai yra kunigaikščio kariauno simbolis. Užtat Lizdeika ir išaiškina jam šitaip sapną, kad ant to kalno pastatysi pilį ir miestą, ir kad garsas apie jį, kaip to vilko kaukimas, sklis po visą pasaulį. Dabar labai įdomios ir kitos šito padavimo detalės. Yra statomas miestas. Tai turi būti vieta dievų paženklinta, vieta šventa. O kad vieta būtų šventa, tai turi būti pagal to meto žmonių manymą pasaulio centras. Jame taip turi būti kartu kosmoso centras. Ir jame esantis žynys arba žmonės atlikdami apeigas gali santykiauti su visom pasaulio sferom. Šituo mitu, taip pat kaip ir mitu apie Romos įkūrimą, kaip mitu apie Konstantinopolį arba Kijevo arba apie Aztekų miestų įkūrimą, parodoma visuomeniai, kad šita vieta yra dievų išrinkta, kad ta vieta yra švenčiausia ir kad kunigaikštis, kuris įkuria šitą miestą, tai yra dievų skirtas kunigaikštis. Ne tik lietuviai ir kitos tautos savo trumpalaikiškumo nejausdavo, kadangi o tas ciklinis laiko supratimas padėdavo šito išvengti. Žmogus supranta, kad jis čia gyvena tik tai vieną ciklą, o kitas jo ciklas prasideda pomirtinėme gyvenime. Ir kad neišvengiama viskas vyksta ciklais. Vieni metai praėjo, vėl atsinaujina, vėl prasideda kitas ciklas. Ir netgi pasaulio pabaigą suvokdavo netragiškai, kadangi tada prasidės vėl kitas ciklas. Laiko cikliškumas labai padėdavo išlaikyti tą žmogaus lygsvarą tarp gyvybės ir mirties supratimo. Kadangi mirtis buvo suvokima ne kaip tragiška neišvengiamybė, natūralus perėjimas iš gyvybės į mirtį, iš mirties vėl į gyvybę cikliškai. Savo sodyboje 1996 metų birželio 23 prie šitų durų suklupo Norbertas Vėlius, amžinai. Birželio 23 mirė, tai va čia yra, jis man atrodo, kad ir nebematė. Man atrodo šito to matė. Ne jau. Man atrodo, kad nematė. Ir jis, kaip tik mes penktadienį susitarėme su juo, žodžiu, jam kilo klaustukas vienas dėl skyrybos, dėl tiesioginės kalbos. Ir aš susitarėme, kad pirmadienį, žodžiu, aš išsiaiškinsiu, ar iš tikrųjų reikia taip, kaip jis sako, ar taip, kaip aš noriu. Ir pirmadienį atėjęs, dėja, aš jau Norbertų neradau institute. Kai būdavo skyriuje posėdžiai, ir kartais labai smarkus, labai aštrus posėdžiai, kai reikėdavo ginti savo pozicijas, tai Norbertas buvo vienas iš tų aktyviausių ir smarkiausiai pasisakančių. O tą kartą, kai paskutinėmis savo gyvenimo dienomis jis užėjo į mano namus, jis buvo, kaip sakiau, neįprastai ramus. Dar mes kalbėjome iš viso apie toleranciją. Norbertas sakė, kad reikalingi mums įvairūs darbai, įvairaus pobūdžio ir gali būti pateisinti ir vienaip parašyti, ir kitaip. Ir kažkaip man įsiminė toks jo labai ramus tas tonas ir tarsi atlaidumas visiems. Gal jisai jautė jau tada kažkokį amžinybės dvelgsmą.
paskutiniaisiais metais jo veikla buvo labai išsiplėtusi. Jis dirbo ir institute, ir Vytauto didžiojo universitete, ir turėjo, žodžiu, na ir taryboje, ir žodžiu, mokslo taryboje, taip kad jo veikla jau labai buvo plati. Tai buvo tokių didžių galimybių, gal ne visas jis išnaudojo. Sakysim, jis pirmose kursuose buvo ir rašantis, ir jam traukė grožinė kūryba, ir manau, kad ir iki paskutinių dienų šitą gyslelę jo nebuvo visai nebetvinkčiojo. Buvo tokių, kur vis dėlto ne viską žmogus sugebi, gali per tą trumpą laiką visas savo galimybės parodyti ir palikti pėdsaką. Nėra laiko. Striukas laikas buvo, o jis labai skubėjo. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute prie šio stalo 30 metų praleido Norbertas Vėlius. Ateidavo pėsčias pats pirmas ir išeidavo paskutinis. Aistringo triūso dėka sulaukėme daugybės knygų, monografijų, rinkinių. Tėvo vykdyti darbai, žinoma, turėjo be galo didelės įtakos ir man pasirenkant gyvenimo ateitį ir specialybę, kadangi tarp mitologijos ir archeologijos mes galime žvelgti labai daug sąsajų. Tėvo įtaka buvo lemiama, sprendžiant man ar būti archeologu, ar istoriku, ar menininku.